Sveiki! Jūs turbūt prisimenate mane iš Lietuviškų slyvų, MTV Krims vaivorykštė ir daugelio kitų populiarių filmų. Tačiau šiandien čia šnekėsime ne apie mane. Šiandien mes čia šnekėsime apie 2A klasę. Kuo mūsų klasė ypatinga? Na, manau, kad mūsų klasė yra ypatinga tuo, jog iš tikrųjų labai daug klasės merginų lanko chorą. Iš tikrųjų, aš, kai pradėjau matyti chorą, susiradau labai daug naujų draugų ir nežinau, man tiesiog ten linksma. Aš lankau dėl tokių renginių kaip Gospel festivalį. Per kurį aš puikiai praleidžiu laiką. Ir taip. Taigi, man labai patinka mūsų šauniosios choro vadovės. Mes jas labai mylime ir su jom tikrai praleidžiame daug gerą laiką. Taip pat mes labai užsidegusios tą mintimi, jog važiuosime į dainų šventę, į 2014 metų dainų šventę. Gerai. Man patinka laikyti chorą, nes man patinka dainuoti be abejo ir dalyvaujame daugelį renginių, kas ir praleidžiame taip linksmai laiką. Ir be abejo, kaip jau minėjau, dėl 2014 dainų šventės. Na, manau, kad mūsų klasė yra ypatinga dar ir to, kad netgi 6 mokiniai iš mūsų klasės yra mokinių prezidentūroje. Kaip žinote, mokinių prezidentūra organizuoja visokiausius renginius, pavyzdžiui, kaip karnavalą, bet ne visi renginiai yra tokie ir linksmi. Dabar organizavome akciją apie švarkus. Mums sekėsi gana gerai ir viską pamatysite penktadienį. Kaip manote, ar mūsų klasė sportiška? Na kągi, manau, mūsų klasė sportiška. Turime daug sportiškų vaikinų. Situacija įtempta. Bet nemanau, kad tai naujiena. Ar sensacija, taipogi. Perduodu žodį Gyčiui. Taip, mūsų klasė labai sportiška. Ir pakomentuoti, na mes irgi sportuojam. Jo, mes irgi sportuojame, esam sportininkai. Tipo, nežinau, žaidžiam futbolą. Vienas, dizaineris. Turim, dar komentatorių augantį. Na kągi, dizainį. Gerai, tai. Nežinau, įdomu, čia nori pasakyti mūsų partnerį. Nebūtina. Nu, aš nežinau, man atrodo, mes esam sportiški. Mes turim roką, be abejo. Jo, kodėl roką? Turim, Rimvydo auselį, kuris žaidžia už dublerius. Bangos. Ir įmušė 2 įvarčius. Dėkui. Dėkui už komplimentus, bet mūsų klasė tai gali. Kaip pasakyti mokytojas Evaldas Venskauskas. Kapitaliai. Kaip manote, ar mūsų klasė yra išraiškingų, meniškos sielos žmonių? Taip, aš manau, kad mūsų klasė yra meniškos sielos žmonių, kurie užsiema meninę veiklą. Žinoma, mūsų klasėje tikrai yra daug žmonių, kurie piešia ir to labai domisi. Pavyzdžiui, kaip sesutės. Jos tikrai puikiai piešia. Mes Laura taip pat labai mėgstame piešti. Aš piešiu dėl to, kad man tai patinka ir kartais, kai neturiu ką veikti, tai puikiai laisvalaikio praleidimo forma. Taip, piešimas man iš tikrųjų padeda labai atsipalaiduoti ir rasti ramybę. Taip, manau, mūsų klasėje yra išraiškingos sielos žmonių. Pavyzdžiui, mes lankome teatrą. Tai yra teatro studija Kėdės Gargždų kultūros centre. Taip, teatras padeda mums atsiskleisti, praleisti gerą laiką. Statome spektaklius, vedame renginius. Taip, jeigu reikia kokio renginuką pravesim. Kaip sakoma, kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkas tai žino. Našlėnas. Jo. Arba niekas negimė mokėdamas. Metkauskas. Tai va, tai apsilaikykit spektaklį, jeigu norit. Kviečiam. Ačiū, Orestai. Ne, tai jum ačiū.